Labas draugai, su šeima sėdim ant sofos Kirkilų parke. Šiandien nusprendžiau, kad visą dieną praleisiu Biržuose, todėl kviečiu pasivaikščioti kartu. Sukorėm 2 valandas kelio, o pasirodo Kirkilų parkas šiandien net nedirba. O kaip aš čia vaikščioju? Nu va, tvora, paėmiau ir perlipau. Juokauju, chebra. Žodžiu, susiradau čia dirbantį žmogų ir paklausiau tiesiog, ar galim šiandien mes čia pasivaikščioti po teritoriją, nes jūsų tinklalapį rodo, kad jūs dirbat. Sako, čia mūsų klaida, sako, taip, žinoma, galit. Pasirodo, kad chebra ruošiasi Helovyno sezonui ir Kirkilai taps siaubo parku. Kadangi esame taip maloniai įleisti, tai pirma vieta, kurią apsižiūrim – animacinių personažų skulptūros. Iš karto už manęs kanalo veidas Vėžliukas, žinomas dar kitaip kaip Rafaelis iš Vėžliukų nindzių. Mano mėgstamiausias iš tikrųjų personažas iš Vėžliukų nindzių. Tai, nice, sutapimas tiesiog. Does the phrase "go suck a lemon" hold any meaning for you? Visi parko personažai jums bus pažįstami, todėl visų nekomentuosiu, tiesiog pasižiūrim juos. Good night, SpongeBob. Good night, Rockmate. Somebody once told me the world. Apėjom dar tikrais animacinius personažus, bet parkas jau atrodo įdomus ir čia iš tikrųjų užkandžius pardavinėja, ir minigolfas yra, ir disko golfas, ir softas, daugelis kitų pramogų. Ir žinot, kas man labiausiai patiko? Mūsų įleido net ir nedirbant parkui, tai tik parodo vieną dalyką, kad stafas yra, 10 balų. Žodžių plotas žiauriai didelis, bet visko nenoriu rodyti dėl to, kad chebra žiauriai ruošiasi stipriai siaubo parko atidarymui. Ir būtų negražu įspoilinti viską. Tai geriau apsilankykit patys ir dabar aš tiesiog parodysiu pramogas, kurios būna viso sezono metu. Čia šalia šiltuoju sezono metu, greičiausiai vasarą, gal pavasario pabaigoje galima pašerti triušiukus, triušiukų namukai. Dabar dėja triušelių nėra, gaila, tikrai norėjau pašerti. Vietų triušiukų radom kitų gyvių, net nejuda. Atėjom į teritoriją, kur disko golfą galima žaisti. Plotas nemažas, teritorija didelė, tačiau kadangi parkas uždarytas dabar, tai nieko per daug negalim ir nuveikti. Pumpkin geldas. Na ką, užbaigsime savo apsilankymą Kirkilų parke prie įėjimų į iliuzijų tunelį. Šiek tiek apsišovim, šiek tiek apmaudu, kad nieko negalim pamatyti daugiau, bet išvada tokia, kad geriau bet kokia patirtis nei jokios patirties. Argi ne taip? Šiaip iš tikrųjų buvo žiauriai įdomu pastebėti iš šono, kaip chebra ruošiasi siaubo parkui, atidarymui siaubo parko. Stengiasi, žinokit, dekoracijų tiek, labai daug. Beje, dienos metu dar leidžia garso takelius, kurie gros siaubo parke. Jie ir dabar jau tokie šiurpiai žaismingi, sakyčiau. Taigi manau, kad siaubo parko atidarymas bus tikrai geras. Siūlau visiems apsilankyti čia nuo spalio 13 iki lapkričio 5 ir asmeniškai pats bandysiu čia sudalyvauti. Na ką, sekanti stotelė Biržuose, Karvės ola, 108 metrų. Varom, pažiūrėsim, kas gero. Šiek tiek paėjom, radom ir olą, ir korvą. Labai geruliai. Varom žemyn, pažiūrėsim, kas gero oloj. Olos gylis apie 12,5 metrų. Korvos ola aplankyta. Dabar šiek tiek esame praalkę, važiuosim pasipildyti pilvus.
Grįžtant prie Kirkilų temos, gavom rekomendaciją, išvažiuojam netuščiomis, rekomendavau šiaurinę rančą Biržuose. Važiuosim juos aplankyti. Pavalgėm, dabar sėdim, poilsiaujam poilsio erdvėj Biržuose. Ir kaip matėte, buvom Biržiai kavinėje. Įsirinkom ją atsitiktinai per Google Mapsus. Ant reklamos jų buvo parašyta, kad skaniausi cepelinai Biržuose. Gerai, galvoju, paragausim. Tai paragavom cepelinų. Verdiktas toks, kad už močiutės ir uošvienės cepelinus tikrai negeresni. Bet jo, čia bus geriausi cepelinai Biržuose. Nes tik čia ragavau, kitur neragavau. O dabar, kol dar visiškai nesutemo, saulytė išlindo, šviečia geras oras, važiuojam patikrinsim kitas lankomas Biržų vietas. Susimatom kitam spote. Nu ką, atvykom į šiaurinę rančą, plotas didelis, daug gyvūnų, žinau tik tiek, kad yra įvairių gyvūnų, viskas prasideda nuo triušių, ką tik nusipirkom bilietus, nupirkom maisto triušiukam, morkyčių. Ir eisim dar pašert triušiukus, o visą kitą matysit patys. Atėjom pas triušiukus, triušiukų labai daug, mažesnių, didesnių. Ir vos visi nori draugam. Aplaušim gabalėlį morkos. O Jėzu, šitas koks fainas. Ant dviejų kojų atsistoju. Tau bičiulį irgi turiu. Va, kiek jų daug. Ei, nevokit vieni iš kitų. Va, čia tau. Turiu ir tau. Turiu ir tau, bičiulį. Į kamerą įlips šitas. Va, tą bičiulį. Nu tu tai matau, jie drūnas. Visi nori draugaut. O pirštus kandžioja. Smagu. Nu štai juodau. Tai išlėsiai tu čia jau? Žvairė? Neėdė 6 metus. Nu, ragučiai pas tai neblogi. Ką reikoj? Bachūras? Nu ką tu reikoj? Be. Be. Gerai, kai moku kalbą, einu susikalbėti. Apėjom visą rančą, gyvūnėlių nemažai. Čia dabar, va, bičiulis lenda. Kaip tik. Maža ožkelė. Maža ožkelė, pilna, čia pas jūs galima įeiti. Draugė buvo įėjus, pašėrė. Aš neėjau, aš tiesiog pafilmavau, nes jie kaip išprotėję. Šeimininkiai rančos, labai maloni moteris, apšvietė, kur galima eiti, ką daryti, sakė gyvūnėliai ir šeriami. Kasdieną po 2-3 kartus, bet sako, jie gali elgtis lyg pusmetį nevalgę. Tai taip ir buvo. Šitie kaip išprotėję lipa ant kukurų, ant pečių, kojų karėsi, visur per tas tvoras šį lipa. Žodžiu, labai žaismingi, mieli gyvūnėliai. Ir yra asilas. Nu, bet jis konkrečiai asilas. Draugė vos piršto nenukando, tiesiog įsikando ir nepaleidžia. Jis išvalgė maisto iš delmų, o pirštuką laiko, nes asilas yra. Kadangi jau saulė leidžiasi vakarėje, tai norim spėti grįžti atgal į Biržus, nes čia už Biržų esam apie 2 km ir važiuosim prie Širvėnos ežero. Ten yra tiltas per visą ežerą, tai važiuojam palydėti saulės ten.
Tai ką, praėjom pro ilgiausią pėsčiųjų tiltą Lietuvoje, prasėjom dvaro visą teritoriją ir dabar kaip durneliai čia gastroliuojam per parkelį, takeliais ten. Galim parodyti dar šalia, prie kokio upelio esam. Atrodo šiek tiek nuo pusės kaip užšalę. Labai įdomiai stovi vanduo vieno vietoj, o dabar ieškom dirbtinio krioklio, kažkaip tai vadinasi. Nu tu tu juokauji, čia tokį krioklį radom tik tais. Tiek kelio reikėjo eiti dėl tokio myžalinio krioklio, neturiu žodžių. Taigi juokauju, va, tikrasis krioklys, dirbtinis krioklys, dar kitaip vadinamas tiesiog užtvanka. 6:30 vakaro, čia ir dabar užbaigsime Biržų vlogą, apibendrinkime dieną. Pirmas taškas buvo Kirklių parkas, ten susimovėm. Nežinojom laiko, bet vis tiek išėjo į naudą, gavom rekomendacijas dėl šiaurinės rančos. Antras taškas buvo Karvės Ola, įdomi vieta vienam kartui. Tuomet pavalgėm, pabuvom poilsio erdvėje pačiuose Biržuose. Nuvažiavom į šiaurinę rančą, apžiūrėjom gyvūnėlius. Ir paskutinis taškas buvo ilgiausias tiltas Lietuvoje iš jų, dvaro teritorija ir krioklys, kurį neseniai matė. Ir dienos kelionė po Biržus tikrai skaityta. Taigi, prieš atsisveikinant, norėjau paprašyti, kad paliktumėt komentarą po šio video apie pačius Biržus, gal kažkas esate iš Biržų, žinot kitų įdomių vietų Biržuose. Taip pat gal žinot, kur yra skanesni cepelinai nei Biržiai. Gal Biržiai ne patys skaniausi cepelinai. Bet to tie, kas sekat mane seniau, pastebėjot, kad man patinka tripinti po Lietuvą. Taigi lauksiu komentaruose pasiūlymų, kokį kitą miestą galėčiau aplankyti. Galbūt tai jūsų gimtasis miestas, žinot lankomiausias vietas, kur skaniai pavalgyti. Komentuokit ir galbūt jūsų miestas bus aplankytas kitame vloge. O dabar like, subscribe ir viso gero. Viso gero, draugai.